Sveiki, kalbėsiu apie vieną žinomiausių Dievo žmonių, tai yra Mozę. Iš pradžių pacituosiu iš Biblijos jo istoriją, o po to aptarsime, ką galime pasimokyti ir pritaikyti savo gyvenime iš to. Taigi, kaip ir sakiau, pirma Mozės istorija. Ilgainiui Egipte iškilo naujas karalius, kuris apie Juozapą nieko nežinojo. Žiūrėkite, sakė jis, Izraelitų tauta gausesnė ir galingesnė už mus, todėl buvo paskirti prižiūrėtojai engti juos lažo darbais. Egiptiečiai buvo negailestingi Izraelitams. Faraonas įsakė visiems savo žmonėm: meskite į Nilą visus Hebrajam gimusius berniukus. Gimęs Mozė buvo paliktas pintinėje tarp nendrių Nilo pakrantėje. Jį pastebėjusi faraono duktė išgelbėjo jį. Užaugęs Mozė pamatė vieną egiptietį, mušantį Hebrają. Mozė užmušė egiptietį ir tada jam teko pabėgti nuo faraono. Izraelitai dejavo lažas slegiami ir šaukėsi pagalbos. Jų šauksmas iš vergijos pakilo iki Dievo, ir Dievas apsireiškė Mozei per degantį krūmą. Liepė eiti jam pas Egipto faraoną ir išlaisvinti Izraelitus, bei suteikė Mozei antgamtinių galių. Mozė spyriojosi, kad jis nėra iškalbus, tad Dievas suteikė jam pagalbos, jo brolį Aaroną, nes jis buvo iškalbus. Bet Dievas užkietino faraono širdį, kad šis pamatęs pirmosius Mozės stebuklus nesutiko paleisti Izraelitų. Pirmieji Mozės stebuklai buvo lazda pavirtusi šliužu, vanduo virtęs krauju, varlės užplūdusios visą šalį, į žemės dulkes pavirtusios odais visame Egipto krašte ir musių spiečiai. Tačiau tai faraoną neįtikino paleisti Izraelitų. Tuomet Mozė užtraukė Egiptui galvijų marą, sukėlė pūliuojančias votis žmonėm ir gyvuliam visoje Egiptoje žemėje. Siuntė ledų krušas, kėrius, Egipto kraštą ištiko tamsa, bet ir tai neįtikino faraono. Galiausiai Mozė su Dievo pagalba pasiuntė visų egiptiečių pirmagimių mirti, ir tik tuomet faraonas leido Izraelitam išeiti. Ir kuomet Izraelitai išėjo, Viešpats buvo padaręs, kad Izraelitai rastų tiek malonės egiptiečių akise, kad šie duotų jiem ko tik jie prašė. Tad Izraelitai pasiėmė egiptiečių auksinių ir sidabrinių brangenybių bei drabužių. Kuomet Izraelitai keliavo, faraonas persigalvojo ir pasiuntė kariuomenę vytis. Jai priartėjus, Izraelitai buvo prie jūros, tačiau Dievas nuseklino ir perskyrė vandenis, kad Izraelitai galėtų praeiti, o egiptiečius paskandino ten. Tačiau nepaisant visų stebuklų, Izraelitai dažnai murmėjo prieš Mozę ir Dievą, todėl jų kelionė dykuma truko ne 11 dienų, o 40 metų. Beje, kartą Dievas liepė Mozei kalbėti Olai, kad šis suteiktų vandens. Bet kadangi Mozė buvo supykęs ant Izraelitų, jis netarė žodžius Olai, bet trenkė Olai, kaip ir seniau tai darydavo. Dėl šios klaidos Mozė negalėjo įžengti į pažadėtąją žemę, nes buvo nepaklusnus. Ką galima apmąstyti ir pasimokyti iš šios istorijos? Tai visų pirma, galima pasimokyti, kad istorija kartojasi. Viskas, kas buvo praeityje, dažnai pasikartoja. Pavyzdžiui, Dievas per Mozę siuntė įspėjimus galvijų marą, krušą, kruviną vandenį, muses, odai, o dabartiniais laikais buvo visokie seniau kiaulių marai, buvo vienu metu laikotarpis, kai ledų krušos buvo ir pavasarį, net vasarą Lietuvoje. Pavyzdžiui, Meilutytė plaukė kruvinu vandeniu dėl karo Ukrainoje ir liktai Indonezijoje buvo kruvinas vanduo. Jeigu įvesite į Google padaugėjo odų, rasite informacijos, kad jų padaugėjo, čia mažiausia priežastis. Taigi, rezimuojant, kaip seniau Dievas įspėjo žmonės, taip ir dabar esame įspėjami apie būsimus sunkius laikus, kurie vadinasi tribulation. Taigi, Taipogi šioje istorijoje Izraelitai pasiėmė egiptiečių auksinių ir sidabrinių brangenybių bei drabužių. Čia irgi atitikimas dabartiniam laikam, nes visi nuovokesni žmonės laukia, kada įvyks vadinamasis wealth transfer, tai sprogs aukso sidabro kainos viršų, ypač sidabro, ir Dievo žmonės krikščioniai paveldės neteisiųjų turtus. Yra ir kitų investicijų, apie kurias galite sužinoti mano YouTube kanale, yra YouTube klipas su wealth transfer užrašu. Kita pamoka iš Mozės istorijos, kad negalima murmėti prieš Dievą. Taip pat galima pasimokyti, kad jei murmi prieš Dievą esi nepatenkintas juo,
tuomet Dievas gali atidėti tavo palaiminimus ilgam laikui, kaip tai padarė Izraelitam už jų murmėjimus. Kaip ir sakiau, vietoj 11 dienų kelionės gavosi 40 metų. Beje, būčiau dėkingas, jeigu palaikintumėt ir subscribintumėt šį video. Ačiū. Dar ką galima pasimokyti, tai paklusnumas eilinį kartą labai svarbu Dievui. Dėl to, kad Mozė trenkė uolai, o neištarė žodžius jai, kai buvo Dievo nurodyta, Mozė negalėjo įžengti į pažadėtąją žemę, dėl tokio atrodo smulkaus neklusnumo. Taigi Dievas gali nubausti žmogų už menkiausią nepaklusnumą. Mūsų dažniausiai laukia rimtos pasekmes už nuodėmes, neklusnumus ir panašiai. Dar ką galime pamatyti šioje istorijoje, tai Dievas dažnai naudoja netobulus žmonės. Dievas panaudojo Mozę nepaisant to, kad jis buvo nužudęs žmogų, nepaisant to, kad turėjo problemų su iškalba, bet Dievas vis tiek jį panaudojo. Viena iš to priežasčių, man atrodo, kad Dievas vertina kuklumą. Dievui patinka kuklus žmonės, pavyzdžiui, Mozė buvo labai kuklus. Dar viena pamokėlė iš Mozės istorijos, tai Dievas saugo savo žmonės. Dievas apsaugoja izraelitus nuo egiptiečių, nepaisant, kad reikėjo itin pasistengti. Pavyzdžiui, vienu metu net jūra buvo perskirta. Taip pat apsaugoja Mozę jam gimstant, nes tuomet buvo žudomi gimę berniukai. Tad ir mes turėtumėm pasitikėti, kad Dievo žmonės bus apsaugoti. Ir paskutinė pamoka, kad Dievas dažnai testuoja žmonės prieš paskiriant jam didelius palaiminimus arba suteikiant pašaukimą, Dievas dažnai testuoja žmonės. Izraelitai buvo testuojami dykumoje, bet jie tik murmėjo, viskom buvo nepatenkinti, vietoj to, kad dėkotų ir ieškotų Dievo, bei sektų jį nepaisant sunkumų. Tad jie neišlaikė šio testo ir daug iš jų mirė dykumoje, nes laukia pažadėtosios žemės. Lygiai taip pat Dievas dažnai testuoja mus, kai susidurime su sunkumais. Pavyzdžiui, Dievas gali atimti turtus ar sveikatą ir žiūri, ar mes pradėsime keikti jį, ar geriau bandysime dar labiau artintis prie jo ir ieškoti jo, prašant, kad padėtų mums. Biblijoje yra rašoma, kad yra daug pašauktų, bet maža išrinktų, nes daug žmonių neišlaiko testo, kai susiduria su sunkumais ir nusisuka nuo Dievo. Dažnai už patepimą ir pašaukimą bei didelius palaiminimus reikia sumokėti kainą. Pavyzdžiui, kaip Jėzus, Juozapas, Mozė ar Dovydas sumokėjo didžiulę kainą, daug vargų patyrė. Ačiū, kad klausėt. Prašau, apsilankykite mano svetainėje bei YouTube kanale, kur yra labai įdomios medžiagos apie būsimus ir dabartinius laikus pagal šventąjį raštą. Dar kartą dėkui, iki.